Lietuvos atsargos karininkų sąjungos didžiausias, aukščiausias apdovanojimas yra mūsų medalis. Ir leiskite man perskaityti vieną tekstą, o po to, kad nelaikykime ilgai, mes teiksime kiekvienam iš jūsų šitą atžymėjimą. Kas žinoma neturi, nes mūsų karininkai turi tas medalis, tai jiem nėra. Puskarininkis Bronislavas Batvinis apdovanojamas Lietuvos atsargos karininkų sąjungos medaliu. Centro valdybos sprendimu pirmininkas divizijos kapitonas Dagys. Štai yra čia tokis medalis ir tokis raštas, kurį jūs kiekvienas gausit. Kadangi mes nenorim ilgai tęsti, tai leiskit mes formuluotę biškį prastis. Iš karto Bronislavas Batvinis duodam toliau sekančias. Elinijų Leonui Džerškai. Sveikinam. Nu ir prisiseksiu pats. Robertą prisisiek dabar. Elinijų Robertą. Bertardžiui. Aš. O, tau prie uniformos kaip tik tai bus ženklelis. Tiks. Grandinių Rapului Lukoševičiui. Kur tas rakas? Pats rakas, kodėlgi nesiūlė? Žiausiam rakas, pajudėjom. Prisiseks. Paprašyk, kad nors priseks. Grandinių Albertus Statonai. Taip, jau paprašyk, tos tau priseks. Aišim, kada, Elinijų Vladui Stalėnai. Jaunesniajam puskarininkui Tomui Staradovskui. Divizijos leitenantui Stasiui Tamošaičiui. Taip, nu dabar jau gal nes matėm. Dabar žiūriu, kad jau čia turi parasakyti. Nu ką, leiskit, jeigu mes grįžtame sveikinti ir apdovanoti ne tik mūsų veteranus, bet ir mūsų šiandieninius karius ir ypatingai mums daug padėjusiams rengiant šitą renginį. Taigi, generolas leitenantas Valdas Tutkus. Brigados generolas Artūras Gaita. Ačiū. Devynis varų. Nu ir mūsų, kaip sakoma, daugiausia aš jam turbūt nervo prigadinau, tai būtent kapitonas Gintautas Dekstys. Ačiū visiems už dėmesį, o kam nepavyko dabar įteikti, tas pasirūpinsim įteikti dalykų morą. Vis tiek noriu pakalbėti dar ir divizijos majorą Juozą Vainauską. Nelabai mažai pažįstat, nebent Seime, kai aš kalbėjau. Kariuomenės vade jūs mane stipriai pažįstat. Ekscelencija, jūs mane irgi pažįstat. Aš esu 96 metų žmogus, iš caro laikų atėjęs kurti Lietuvos. Tada aš buvau tik toks. Bet šiandieną, kad aš esu tarp tų, kurie matėm Lietuvą besikuriančią 18 metais. Aš esu iš tų, kurie matėm rusų užpuolimą Lietuvos
aš esu iš tų, kurie vokiečiams kelią irgi rodžiau. Aš esu tas, kuris šiandieną taip pat su mūsų lietuviška kariuomenė. Ir aš kaip veteranas šiandieną buvau pakviestas į šitą veteranų susirinkimą, kuris turėjo įvykti šiandieną čia, prieškariu visų dar buvusiųjų eksponatų tokių susirinkimą. Tačiau aš šiandieną nustebau. Aš nustebau, kad mūsų šitiek nebedaug. Ir šitiek nebedaug žmonių mums taip sunku pasiekti muziejaus aikštę. Nustebau. Ir štai, kai atsirado vienas žmogus, Puvinį Metudaitis, ar kažką savo mašinėlę greitai tampė mums, kaip nors pristatyti į šitą mūsų renginį didįjį. Nustebau. Tiek to. Lenkiuosi galvą, ekscelencija, jums. Tačiau aš nustebau dargi daugiau. Kada Lietuva kūrėsi dabar atsikūrinti buvo, vyriausias kapelionas buvo Albertas Bulota. Jis mane pakvietė, einam padėkim kurti naują lietuvišką kariuomenę. Padėk man, važiuokim, pudarinius, priesaikas priminėkim. Aš kaip kunigas, tu kaip kariškis Lietuvos kariuomenės senosius, kurie kūrėsi taip sakant, ant pliko akmens. Šiandieną jo aš nematau. Jis net nebuvo pakviestas tarp kunigų bažnyčiai. Nežinau, jis nelikęs yra nei kariuomenės vadovybės žygiojimų. Stebiuosi. Tai yra nuoskauda. Bet aš didžiuojuosi, kad aš šiandieną esu su jumis. Aš dar esu uniformuotas ir aš dar galiu kalbėti su jumis. Mes, Lietuvos kariuomenės, kurie anais laikais, kai mano brolis 18 metais kovojo čia su lenkais ir bermontininkais, ačiū jo dabar, amžinatilsį jau nebėra. Bet šiandieną aš esu čia, tą kariuomenę matęs, kuris buvo prieš kariu, tą kariuomenę matęs, kuri buvo karo metu, tą kariuomenę matęs, kuri buvo tarybiniu metu. Šiandien aš džiaugiuosi jumis, kad jūs esate jauni ir esate mūsų Lietuvos kariuomenės didybė. Jūs čia turėsit vesti mūsų Lietuvą. Bet kreipiuosi į jūs, veteranai. Susirietė mes visi jau. Susirietė mes. Tokie pat buvom kaip ir jūs, vat įsitempę tada. Bet dabar jau mes susirietę ir tik mums padeda vakas. Aš ne lazdą pasiėmiau, bet skėtį, kad vaizduočiau kaip prieš lietų. Bet aš be jos labai sunkiai vaikštau. Bet džiaugiuosi, kad aš šitie negaliu būti čia. Tik tai sakau, biskelį norėtųsi, kad jūs, kariuomenės vade, jūs beveik nuolatinis. Ministrai keičiasi, užmiršta, buvo Stankevičius, buvo, vienu žodžiu, mes ten visi pažįstami buvom, aš jau man daug metų čia. Bet jūs žinokit, kad mes su jumis, jūs neužmirškite, kad mes esame labai seni. Ir kaip tos labai senus reikalinga biskelį daugiau pagalvoti. Ačiū jums visiems. Na ir pabaigai, kaip dera visada būti drauge. Tad Kauno įgulos viršininko brigados generolo Artūro Leitos kvietimu asmenys, kurie yra iš anksto pakviesti, maloniai kviečiu į karininkų svetainę, kuri yra čia, šiame aukšte. Skanių pietų drauge su mūsų vadovybė, su mūsų vienetu, kaip dabar reiktų sakyti, vadais, pabūkime, pabendraukime, įsikalbėkime, išsisakykime, kas dar mums skauda, kur mūsų džiaugsmai, tad šventė tęsiasi. Iki kitų greitų susitikimų. Ačiū.